Vaikų pramogų centras Europa, Laura klauso. Labas, Laura, čia Lukas. Lukas iš Trakų. Laura, girdi mane? Laura, aš noriu pakalbėti. Aliu. Laura, ašgi žinau, kad tu būti kirti. Kodėl tu nekalbi? Kaip tie fainai tai čia dabar ilgiesi? Aš viską pasakysiu tėčiui. Tėti! Tėti! Tėtukai! Kas yra, Lukai? Pakalbėk! Pakalbėk! Su manim nekalba! Klausau. Alio. Alio. Kas? Klausau. Atsiprašau, kodėl su mano vaiku nekalba. Tai kad jisai labai jau isteriškas jūsų vaikų. Lukai! Sės, Lukai! Aš daviau savo vaikui, paskambinau į... Mes paskambinau Klaipėdos, ar ne? Ta pramogų vaikų ten gimtadienio šventimo vietą. Taip. Ir kodėl jūs su mano vaiku nekalbat? Aš tiesiog norėjau paklausyti, ką jisai pasakys. Aš noriu kalbėti! Ar jūs galite dabar su mano vaiku pakalbėti? Galiu. Prašau. Lukai, nerėk! Kalbėk normaliai. Labas, teta. Labas. Aš Lukas. Malonu. Koks tavo vardas? Mano vardas. Taip. Audra. Audra. Sveikas, Audra. Labas. Kiek tau metų? Man? Taip. 12. Kiek? 12. Kaip tai 12? 12. O tai kaip tu dirbi tokį darbą tada? Tai man leido tėtis. Geras. O mano tėtis neturi bobos. O ne, susirask jam vieną. Tai ieškau va. Nu va, Bet ieškau, kad būtų patogu. Kad duotų žaist man paskui tą bobą. O ne, Taip, negali būti. labai reikia, žinok. Tiesa, aš esu Lukas iš Trakų. O ne, tai tau gerai. Gerai, Lukutė, aš bėgu darbuotis. Ate. Visą. Aš tau dar pasuksiu. Tai gal nereikia. Kodėl? Tu nenori būti mano tėčio boba? Ne. Gaila. O tu graži? Taip. Gaila. Labai. Gerai, Lukutė, bėgu. Ate. 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 Smagiai, ką aš žinau. Bent jau panašu nors kiek. Labai panašu. Matai, reikia tėčio vis tik pagalbos. Jo.